Labas, Vitalija. Labas. Dėl tų mūsų darbų su striptizo klubu aš norėjau pratęsti. Ta prasme? Man Andrius perdavė tavo telefoną. Mano vardas yra Tomas. Aš norėčiau pakalbėti toliau, kaip čia viskas vyksta. Ta prasme, iš kur tu skambini ir... Aš dabar Vilniuje esu, žinau. Tiesiog dėl to užsakymo su striptizo klubu. Reklamos. Jo. Aha. Tai kuriuoj mes čia dabar vietoje esam, užstrigę ar neužstrigę? Tai palauk, Tomas pasakė, ar ne? Taip. Bet mes su Andrium tarėmės kaip ir rytoj pasikalbėti apie 10, ar kaip čia? Matai, jis tau, nežinau, ar spėjo paskambinti, ar nespėjo dar paskambinti, bet rytoj jis negali būti. Aha. Aš kaip ir esu jo kairioji ir dešinioji ranka, o Andriukas turėjo išskristi į Olandiją, žinai, dėl tiekėjų paslaugų. Ai, nesupratau. Tai aš perimu viską, tu man gali viską drąsiai pasakoti, viską sakyti ir mes rytoj galėtumėm 10 arba net gal šį vakarą susitikti, jei norėtum. Žinai, po darbo kažkaip, nelabai, nebent, sakykime, rytoj, apie 10 valandą. Tai mes kalbėjomės būtent apie tą reklamą striptizo klubams ir dėl kainos, kaip ir žadėjom susitarti. Jo, tai man kažką rytoj reikėtų pasiruošti, ar aš viską iš Andriaus gausiu? Nežinau, ruoštis kaip ir nieko nereikėtų. Nežinau, tiesiog iš tikrųjų aš atsivešiu tai, ką reikia, tiesiog informaciją, ar ne, galbūt tas sutartis, jeigu jūs jau vis tiek nusprendėt kažką pirkti, ar nusprendėt? Nusprendėm. Aha, ir ką būtent nusprendėt, dėl kokios kainos, ar tas brangesnis produktas, ar kaip? Mane tai domina brangesnis. Matai, Andriukas yra toks daugiau konservatesnių pažiūrų, bet mane domina, tai aš stengsiuosi perkalbėti dėl tų brangesnio paketų. Tai labai gerai tada. Bet, žinai, man reikia iš tavęs išgirsti. Aš kol kas tik tai iš Andriaus girdėjau ir tai nėra taip užtikrinta. Tai norėčiau, kad tu man... Tai sakykime, mes kalbėjomės, kadangi vis tiek striptizo klubas, ar ne? Tai aš pasiūliau tokį variantą, kad, sakykime... O klausyk, tai tas variantas mane tikrai labai domintų, bet aš labai nemėgstu telefonų, žinai, klausytis. Aš nežinau, kaip tu tai pasakoji, man reikia žiūrėti tau į akis, žiūrėti, ką tu sakai, ar tu nemeluoji, nes dažnai, žinai, per telefoną žmonės prisako tokių dalykų, kurių paskui tiesiog praktiškai neįgyvendina. Tai jeigu tu leistum, aš labai norėčiau šį vakarą tave pamatyti. Žinok, šį vakarą, tai, ta prasme, darbo laikas pas mus yra, sakykime, nuo 8 maždaug iki, sakykime, be 15:05. Ne, aš pratęs dirbti visai kitokiu režimu. Mes turime striptizo klubą. Aš galiu būti ten iki 7 ryto arba galiu eiti... Bet matot, Tomai, kaip yra, kokia yra esmė. Iš tikrųjų, tai variantas yra toksai, kad sakykime, kažkaip nelabai gražu, žinot, man po darbo važiuoti kažkur ten, aš nežinau, jūsų ofise ar tam pačiam galų gale striptizo klube. Aš norėčiau tave pamatyti striptizo klube. Striptizo klube pamatyti. Tokiu metu tai kažkaip sunkus lyg ir reikalas būtų. Matai, šiandien mes kaip ir... Labai daug kas priklauso, ar kaip čia? Matai, šiandien esu tokios nuotaikos, kai galėčiau pasakyti daugiau negu, tarkim, rytoj. Nes kartais būna taip, kad ryte atsikeli ir būna net nuotaika ir tiesiog to neįtikinsi manęs, arba tiesiog man dabar yra gera nuotaika. Ta prasme, šiandien, Tomai, jūs esate įgaliotas pasirašyti, ar ne, dokumentus? Taip, aš esu įgaliotas pasirašyti. Tai jeigu šiandieną, tai jūs pasirašot, ar ne? Na, ko gero, man reikia visų pirma, sakau, tave pamatyti, kad tu man papasakotum. Dabar tavo balsas yra labai gražus, tu gražiai kalbi, tu man viską čia atrodo smegenis putrinė, aš tavim tikiu, bet kad aš tikrai patikėčiau, kad tu duosi mums naudą, tai man reikia tave pamatyti. Tai aš jam naudos neduosiu, žinokit, nebent reklama tos naudos duos. Aš suprantu. Tai tokia ir nauda. Tai va, bet tu esi labai graži moteris. Tai to prasme, čia iš kur dabar tokia informacija? Žinai, ar čia balsas tiek daug pasako? Balsas irgi daug ką sako, bet... Gerai. Bet aš šiaip ir matau tave dabar, kaip jis. Tvarkai, Tomai, bet kokiu atveju variantas yra toksai. Nežinau, šiaip aš esu kaip ir pardavėja profesionalė, tai, sakau, kaip ir aš minėjau tau, Tomai, kad, sakykime, po darbo tokiu laiku kažkaip netiškai atrodo.
Kas susijęs su striptizo klubais, jokios etikos nėra, žinok. Pas mane tabu jau senai peržengi visas ribas. Aš esu matęs ir kad tu atvažiuosi 10 valandą pas mane į striptizo klubą, tai čia yra labai... Tomai, ar jūs pats girdit, kaip skamba tas dalykas, kad tu pas mane atvažiuosi 10 valandą į striptizo klubą, tai čia nieko tokio. Taip. Tai čia vos ne taip, kad, tai čia jūs man gal darbą siūlysit, ar aš jums produktą vis dėlto siūlysiu, kaip čia yra. O jūs ištekėjus? Čia toks kaip ir konfidencialus dalykas. Tai supratau, bet tai nieko nereiškia. Sadauskaitė aš esu, tai matomai neištekėjus, ar ne? Miela, malonu. Tai ar man dar būt mano ofise, ar vis dėlto kažkaip eiti ilsėtis ir laukti tavęs? Tomai, gal padarom taip, aš manau, kad vis tiek tas dalykas neturi įtakos, aš šiandien atvažiuosiu rytoj, galvoju, kad niekas nepasikeis per naktį, ar ne? Tai tai galėsim rytoj tiesiog pasikalbėti. Mėgstat iššūkius jūs? Ir pasirašysit, ar ne? Mėgstat iššūkius, sakau. Be abejo. Supratau. Tai gerai, tai bandysim tada rytoj, bet tiesiog gal tą mažesnį paketą mes paimsim tada. Tai gal pereisim prie didesnio, žinokit, man atrodo, kad jeigu jau apsvarsęs, tai nėra čia ko link prie mažesnių. Na žinot, aš irgi siūlau šiandien didesnį paketą, bet jūs nenorit im didesnio, norit surizikuoti. Didesnį paketą jūs man siūlo, taip? Taip. Žinokit, iš tikrųjų, Tomai, nežinau, kokius jūs čia man užduodankas mėtot. Nelabai man jos kažkaip limpa. Tai tiesiog, nežinau, jeigu rytoj išeis susitarti, susitarsim, jeigu ne, tai ne iš tikrųjų, ką padarysi? Ar ne? Ko gero. O jūs šį vakarą turite kokį pasimatymą ar kažką, kai jūs čia man taip pat... Ne, tiesiog, žinokit, baisiai mokslai išlegia, taip kad iš tikrųjų, po darbo, tai jau stengiuosi daryti kitus reikalus. O ką jūsų draugai veikia? Draugai? Taip. Ta prasme? Aš nežinau, draugų turitgi? Be abejo, man atrodo, porą. Porą, ne? O ką Jovita veikia? Draugai, kas taip? Jovita, ką veikia? Klasiokė tavo. Nežinau, o čia... Nelabai supratau. Vitalija. Zip FM. O, Dieve. Labas, Vitalija, tave užregistravo tavo buvusi klasiokė Jovita. Labas, radistai Jonas ir Rolandas, Zip FM. Labas. Tai žinok, to didesnio paketo ar mažesnio, nežinau, ar rytoj tau pavyks jį prastumt, bet tiesiog radistai čia. Supratau, labai smagu. Tai gal dar ir jums prastumsiu, kaip sakot. O ką jūs pardavinėjate? O ką pardavinėjai, Vitalija? Reklamą. Kokią reklamą? Taip, reklamą mes irgi pardavinėjom. Aš ne radio reklamą, ne televiziją. O kokią? Internetinę ir mobilėje. Mobilę reklamą? O ką jūs siūlote? Ką taip? Ką jūs būtent siūlote konkrečiau, gal galėtumėte pasakyti? Aš siūlau konkrečiau, tai siūlau būtent Zip FM tą logotipą pasitalpinti įmonės.lt puslapyje. Kokiam puslapį? Įmonės.lt. Supratau. Smagu. Ačiū Jums labai. Pagalvosit, kaip supratau, taip? Pagalvosim, Vitalija. Mūsų, kaip sakant, mūsų Zip FM radijas nemokama medija respublikinėse bangose tikrai apsvarstys, ar mums verta Tvarkoj. Gerai, dėkui, labai gerą vakarą. Čiau. Gerų mokslų. Iki.